Praėjo 25 metai, mes patys to praeito pasaulio, tos Sovietų sąjungos mes nematėm, nedalyvavom nei tos laisvės kovose, nei sausio 13-ose, bet turim išties garbių žmonių, kurie tuos visus įvykius yra perėję, juose dalyvavo ir prisidėjo prie mūsų laisvės gynimo, tai manau šiandien ir susitiksime su jais. Tačiau, kad užkurta nepriklausoma valstybė, dar reikėjo ginti. 2000 žmonių sutelkta valia pasirodė stipresnė už tvirto rusiško plieno tankus. Pasiryžimas apginti tėvynę yra galingiausias ginklas už laisvę. Mūsų kasmetinė konferencija, kuri šiemet ypatinga, nes žymi 25 metus. Mes esame jau ta karta, kai mes nematėm tą sausio 13, nematėm kovo 11-osios, vis dėlto tai buvo prieš 25 metus. Ir tiek žmonės, kurie aiškina, kad jie be baimės čia ėjo, tokių nebūna. Be baimės būna tik tai kvailiai. Rokiškio užkardai teko garbė ginti pakankamai svarbius tuo metu strateginius objektus Lietuvai. Tai spaudos rūmai ir televizijos bokštas. Kaip sekėsi, matot? Mums iš ten išmušo, bet mes laimėjom. Kokia jūsų vizija, kaip jūs matot Lietuvą toliau, vis dėlto, kaip jūs ir pats minėjote, praėjo 25 metai? Lietuva nuo 90-91 metų laikotarpio iki dabar yra išaugus geometrinė progresija. Ir aš tikrai įsitikinęs, kad mes ne tik pasivysim tas vidurinės šalis ekonomiškai, sakykime, kurias Europos Sąjungoje, bet ir pralenksim, nes lietuviai yra pakankamai darbštus. Sveikinu visus rokiškėnus, sveikinu su mūsų laisvė, su ta diena, kurią mes visi pergyvenom. Labai dėkoju visų vardų, visų čia buvusių, visų dirbusių, visų saugojusių parlamentą, vardu tiems žmonėms, kurie tą naktį buvo čia, kurie atvyko iš tolimo Rokiškio būti kartu su visais prie parlamento. Ir taip pat sveikinu su laisvės diena tuos žmonės, kurie nebuvo prie Seimo, bet širdimi, mintimis ir palaikymu buvo tą naktį su visais Lietuvos žmonėmis. Sveikinam! Sveikinam! Su laisvės diena! Uždaryk mane, tėvynė savyje, ir giesmė gerklėje mirtis uždaro, ir kaip uždaro vakarą naktis, o tu man atsakai, aš tavo laisvė, tai uždaryk mane, tėvynė savyje, kaip giesmė gerklėje mirtis uždaro, ir kaip uždaro vakarą naktis, o tu man atsakai, aš tavo laisvė. Telecentras pagrindinė veikla yra duomenų siuntimas, tai televizijos laidų transliacija, radio laidų transliacija, tai signalai perduodami į antenas, iš antenų jau ten į mūsų televizijos ekranus ir radijos. Tai ne visi gali atvažiuoti prie bokšto, ne visi gali prisiliesti prie tos istorijos. Tai jums čia atvykusiems aš linkiu pabūti tylos minutę ir taip tiesiog ramiai apeiti aplink bokštą, apžiūrėti visus 9 obeliskus, kurie yra 8 vaikinams ir 1 merginai, šalia jų pasodinti ąžuoliukai, o Loretai pasodinta liepaitė. Jūs tai pamatysit, medeliai jau dideli, tiesiog pabūkit tyloje, susikaupime ir kažką pajauskit viduj. Amžinai atilsį duok mirusiems viešpatie ir amžinoji šviesa jiems tešviečia. Amžinai atilsį duok mirusiems viešpatie ir amžinoji šviesa jiems tešviečia. Amžinai atilsį duok mirusiems viešpatie ir amžinoji šviesa jiems tešviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Amen. Ilsėkitės ramiai. Kur padarysiu, kur mano kamera. Sausio 13 tai yra įrodymas to, kaip
kaip žmogus vis dėlto myli savo valstybę, kaip jis, jog savo drąsais gali apginti laisvę. Labai gražu, man patinka tos gėlytės ir patinka dryžuoti vabaliukai. Labai geri vabaliukai, kurie nevalgo gėlyčių, bet jas sodina. Ta visuomet darykit. Ir užaukit dideli, drąsus, kaip jūsų tėveliai, seneliai, kurie padarė šitą šventę, kai šią dieną ir ateinančią naktį prieš 25 metus nebijojo eiti prieš tankus, nebijojo eiti prieš piktus, blogus, ginkluotus žmonės ir nesitraukė nuo jų ir nugalėjo. Be ginklų, bet nugalėjo. Tai labai retai atsitinka pasaulyje. Mes norim pasakyti ačiū už laisvę ir už mus dabar čia gyvenančius, augančius, norim pasakyti ačiū už laisvę. Ir jums perduoti Ačiū tau, ačiū už... Ir tai iš Rakiškio, jūs iš Rakiškio? Reiktų pasidalinti, kas turi peilį. Rokiškio moksleiviai ir visi kiti čia susirinkę šitoje aikštėje nuoširdžiai padėkojo profesoriui Landsbergiui už tai, kad šiandien turime laisvą ir gražią Lietuvą. Tai čia yra laisvės premija profesoriui. O toliau po viso šitos Laisvę dar kiek galėsiu, tiek laikysiu. Mėly Vilniečiai, kol profesorius laiko duoną kepalos užrašų laisvę, aš norėčiau jūs kreiptis ir tiesiog pasakyti, kad turbūt kiekviena valstybė, kiekviena tauta turi datą, kuri niekada jokių pastangų dėka neįsitrins iš žmonių atminties. Skirtingų požiūrių, skirtingų amžių, skirtingų pozicijų žmonės. Ir tai rodo, kad mūsų valstybė, mūsų tauta eina teisinga vienybės kryptimi. Tai pasodinkime šiandien tą gražią neužmirštolių pievą, simbolizuojančią mūsų vienybę ir mūsų vienybės kelią. Išjojo į karą mano brolelis, žadėjo sugrįžt. Praėjo metaliai. Čia kur Selinėje Leonardui Grigoniui. Jaunimui iš vis labai daug sveikatos. Labai daug. Laimės džiaugsmo ir... Ne, čia laimės džiaugsmo jie visuomet turės jos, tik tai pirmiausia, kai sveikatos bus, tai visko bus. Sveikoj visuomeniai sveikas žmogus. Taip, va čia yra. Visapusiškos sveikatos ar ne? Taip, aš tą ir turėjau, aš tą ir turėjau. Uždaryk mane tėvynės savyje, ir giesmę gerklėje mirtis uždaro, ir kaip uždaro